Gerbiami kolegos, mes šiandien pradėjome, tiksliau ir priėmėme sprendimą judėti link priėmimo dėl vienos, mano manimu, labai svarbios įstatymo pataisos. Tai yra tikslinti rinkimų kodekso tam tikrus straipsnius, kuriuos matote ekrane. Esmė šio įstatymo yra tai, kad siekime užtikrinti didesnį rinkimų proceso skaidrumą ir objektyvų rinkėjų informavimą, įpareigojant politinės organizacijas, šiuo atveju partijas, pareiškiniuose dokumentuose deklaruoti duomenis apie jų teistumą ir atitinkamai tai pažymėti spausdintinoje agitacinėje medžiagoje. Nieko naujo tai nėra mūsų politinėme gyvenime, asmenys, fiziniai asmenys tokį pareigojimą turi jau senai ir jis galioja visą laiką. Svarstymo metu dėkoju Seimo nariams, kurie pritarė, kad sulyginti teisės fizinių ir juridinių asmenų, tačiau svarstymo metu juridiniams asmenims, tai yra partijoms, laikotarpis, už kurį jie turi teikti tokią informaciją visuomenėje apie savo organizacijos teistumą, apriboti 10 metų laikotarpiu. Kam aš irgi pritariu, tai yra, manau, kad pakankama bausmė arba pakankamas įvertinimas. Tačiau antradienį svarstant šitas pataisas, mane nustebino Liberalų sąjūdžio, tai yra Eugenijaus Gentvilo pasisakymas iš šios tribūnos, kuris yra tikrai klaidinantis ir yra labai netikslus. Pacituosiu, ir šiaip bendrai visa mano kalba remsis į dokumentus, o ne mano nuomonę ar tai, ką aš norėčiau pasakyti. Tai yra, cituosiu tik dokumentus. Taigi Eugenijus Gentvilas pasakė iš šios tribūnos, citata sutrumpinta, tai yra kolektyvinės atsakomybės principo primetimas asmenų grupiai. Atsakomybė partijai yra dėl vienasmenio partijos valdymo organo Eligijaus Masiulio nusikalstamos veiklos. Tikrai tai yra netiesa. Štai yra Lietuvos aukščiausiojo teismo 24 metų nutarimas, kuriame pasakyta, už ką ir kodėl Liberalų sąjūdis yra būtent nubaustas. Jis iš esmės patvirtino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir aš jį noriu jums perskaityti. Kad visi Eligijui Masiuliui perduoti pinigai, tai yra 106 000 eurų ir degtinės butelis yra kyšis, kurį nuteistasis paėmė savo ir kitų asmenų, šiuo atveju politinės partijos, Liberalų sąjūdžio naudai, siekdamas finansuoti tiek savo, tiek politinės partijos Liberalų sąjūdžio konkrečių kandidatų pasirengimą 2016 metų Seimo rinkimų kampanijai. Ir kita šio nutarimo dalis, minėtas kyšis būtų buvęs panaudotas ir jo vadovaujamos Liberalų sąjūdžio politinės partijos naudai ir interesais. Tai todėl Eugenijus Gentvilas tikrai klaidino Seimo narius, nes yra partija vienas iš naudos gavėjų. Juolab visi, kas žinot MG Baltica kaip organizacija, kurie siekia į didžiulės įtakos politinėme gyvenime, jie niekada nefinansuodavo atskirų politikų noro geriau gyventi. Jie investuodavo į politinės įtakos didinimą. Ir tą labai aiškiai atspindi ir VSD pažyma, apie kurią pakalbėsim. Taip pat Eligijus Masiulis teisminio proceso metu yra aiškiai pasakęs, kad nesiruošia prisimti visos atsakomybės už visą organizaciją, kas ir yra atspindėta būtent teismo nutartyse. O grįžtant prie VSD, tai yra Valstybės saugumo departamento pažymos, kur yra žinoma visuomeniai, Seimo nariams 18 metais, yra labai aiškus atsakymai, kad teismo nutarimas, kuris yra griežtas, taip galima sakyti, yra visas Liberalų sąjūdžio gyvenimo veiklos įvertinimas. Nes būtent 2006 metais įsteigus koncerno MG Baltic vadovų pilnai kontroliuojama partija Lietuvos Liberalų sąjūdį. Tokia yra šios partijos pradžia. Ir visa tai yra mums puikiai žinoma ir pasekoje, kuo tai pasibaigė, būtent teisminiu procesu, kada jos partijos vadovas buvo nuteistas, partija lygiai taip pat. Taip pat minėtoje VSD pažymoje yra labai aiškus sakinys. LIC, tai yra mano vadovaujamos tuometinės partijos suskaldymas ir Lietuvos liberalų įsteigimas.
ir Lietuvos liberalų sąjūdžio kontrolė. Su aiškiom pavardėm, su interesais ir visa tai yra valstybės departamento duomenys. Ne mano, o būtent institucijos, kuri atsako už tai, ką teigia. Ir šiuo atveju, kaip jau minėjau, minėta organizacija, minėta įmonė investuodavo į įtakos didinimą per politikus, per savo įtakos agentus. Turėjo didžiausią įmanomą įtaką teisėsaugai, tai taip pat yra pažymėta. Taip pat paskutinę skaidrę rodau, taip pat rinkdavo informaciją apie savo neparankius ar norimus paveikti asmenius, manipuliuodami šią informaciją bei skleisdami ją per savo kontroliuojamas informavimo kanalus ar žiniasklaidos priemonės, jie darydavo spaudimą, darydavo šantažą tiems politikams, kurie jiems netikdavo. Ilgą laiką aš buvau būtent tarp jų. Ir tikrai man nebuvo malonu būti ta bokso kriaušė, kurie tiek daug metų, kaip sakyti, iš už nugaros MG Baltico įtakos agentai, tai yra politikai, spardydavo arba daužydavo. Bet melo kojos trumpos, nors 10 metų tikrai negali pavadinti trumpių laikotarpių, ir ateina atsakomybės laikas ir tiesos laikas, apie kurią mes šiandien kalbame iš tos tribūnos. Svarstymo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas irgi puolė ginti, kad nereikia politiniam partijom žymėti apie savo teistumą. Kodėl? Atsakymai yra lygiai taip pat toje pačioje VSD pažymoje ir teisminėme procese, kuriame Laurynas Kasčiūnas aktyviai dalyvavo. Būtent Laurynas Kasčiūnas buvo tik liudininku, tačiau šiuo atveju yra faktai patvirtinti, kad jis taip pat gaudavo finansavimą iš MG Baltico grupės asmenų už tam tikrą tarpininkavimą, prašant paramos ir domėjosi įstatymo pataisomis. Ta patvirtina ir tuometinė Seimo narė ponia Degutienė, sakydama, kad Kasčiūnas nesusidėtų su tais, kurie nesu tai susideda. Na ir pabaigai Eligijaus Masiulio klausimas. Kodėl Kasčiūnas liko tik liudytoju, o Stepanavičius buvo nuteistas MG Baltic byloje? Šiaip 3 asmenys iš liberalų vadovybės buvo nuteisti vienokiom ar kitokiom bausmėm. Tai va štai yra tokia tiesa. Todėl labai norėčiau palaikyti, kad būtų palaikytas įstatymo projektas, dėl to, kad partijos privalo žymėti, jeigu jos buvo teistos 10 metų laikotarpyje. Ačiū.